skyriui. Sveiki, žiūrovai, aš Eduardo liudytojas, liudyjimas. Sveiki visi. Turėjau daug priklausomybių, gyvenau gatvėje, gyvenau laiptinėje, turėjau savo kambariuką laiptinėje, kartu su vartojimu alkoholio, narkotikų. Į mano gyvenimą atėjo labai daug tokių sunkių būsenų, ligų ir nesugebėdavau su to tvarkytis, nes nežinojau išeities. Ir kažkada viešpats atėjo pas mane į gyvenimą, jisai mane palietė ir išlaisvino visiškai iš priklausomybių. 19 metų mano galva nesutinka minčių iš viso, be jokius narkotikus, apie alkoholį. Aš tiesiog jų nesutinku savo galvoje. Aš negalėjau įsivaizduoti apie tai, kad taip gali būti, nes aš neįsivaizdavau anksčiau gyvenimo be cheminių medžiagų. Nes nuo 16 metų sirgau depresiją su panikos priepuoliais. Ir man atrodė, kad aš taip psichuškis ir numirsiu. Bet Arūnas paprašė apie kitą pasakyti. Tada, kada įtikėjau, pradėjau kurti šeimą, nežinojau, ką su to daryti, nežinojau, kaip gyventi, turėjau apie 50 000 skolų, turėjau hepatitus, sutikau gražią jauną moterį ir sukūrėme šeimą. Pas mus gimė vaikeliai ir pas mane buvo dar vartojama paskelbtas hepatitas C. Tie laikai dar neturėjo gydymosi priemonių nuo šitos ligos. Aš taip ir paleidau, nes aš ruošiausi numirti tiesiog gatvėje. Bet paskui, kada įtikėjau, pradėjo šitas klausimas kilti. Jisai pasireiškia labai įdomių būdų. Tu esi visiškai išsekęs ir pavargęs. Ten 2-3 valandas padirbė ir prasideda toksai paūmėjimas, apsinodimas organizmų ir tu negali nieko daryti. Ir aš jau turint vaikučius mažiukus, prasidėjo tas stiprus paūmėjimas, aš važiavau į polikliniką, į Šilutę, man padarė tyrimus, tą gydytoją, kurį darė, sako, tau reikia skubėti gydytis, nes, sako, viskas gali pasibaigti blogai. Aš buvau prieš daktarus, jeigu čia yra daktarai, labai sorry. Aš nežinau, ar tai mano beprotybė, ar tai yra mano tikėjimas. Aš tikrai nežinau. Ir kartu su to, mano draugas sakė man, važiuok gydytis, jie mane įkalbėjo. Bet kiekvieną kartą prieš kokius renginius aš eidavau visada pas tarnautojus melstis. Į bet kurią bažnyčią važiuoju, aš einu ir melsis. Ir mano draugas toksai vienas, jis sako, klausyk, tu nepavargai vaikščioti melstis, sako. Tu jau turėtum būti atstatytas, perstatytas, išrinktas, perrinktas ir naujai stovintis. Aš sakau, aš eisiu tol, kol aš nebūsiu išgydytas, arba aš numirsiu. Ir, toks buvo nusistatymas be galo keistas. Ir gulėdamas vieną kartą nuomojamam bute, man pasidarė bloga, aš atsiguliau taip ant lovos. Ateina mano mažiukai vaikučiai, vos tokie vaikščiojantis. Ir aš taip sėdžiu, guliu lovą ir man taip ašaros bėga. Aš gal, Dieve, tu man davėjai galimybę gyventi kam? Tam, kad pamatyti mirštant, kaip mano vaikučiai dar neužaugo. Aš sakau, aš taip nenoriu ir man taip prasidėjo tokia vidinė kova už tai, kad kažkas pasikeistų. Ir žinot, labai įdomi širdį buvo būsena, nekovok. Ir aš atsisakau maldingos kovos tokios, aš atsisakau ir taip atsiguliu, sakau, gerai, tvarkoj. Jeigu tu nori mane paimti, paimk. Jeigu tai yra tas laikas, kada tu mane paimsi, aš sakau, ne pas vieną daktarą neįsiu, bet paimk mane. Ir tuo momentu įvyko kažkoks toks įdomus ramybės būsena, tokia, kuri atėjo ir mane taip panardino. Ir aš su tokiu sprendimu, kad aš esu pasiruošęs mirti, nueinu kažkokius popierius krapštau ir iškrapštau pirmą lapuką apie tai, kad ten yra paskelbta mano liga. Ir aš taip tą lapą paėmiau, padėjau ranką ir sakau, šitone tu man paskelbė mirtį, o aš skelbiu tau pergalę Kristaus. Ir aš padėjau tą lapuką atgal į popierius, o prieš tai buvo, kada važiavau į Klaipėdą klinikas imti kraujo, pasakė mėnesį palauk, nes Kaune darys
analizę kraujo. Ir kartu su to aš laukiau. Ir atėjo diena, kada man reikės skambinti gydytojui ir aš paskambinau gydytojui. Aš sakau, gydytojui, kaip mes gydomės toliau, jau pasiduodu. Ir jis sako, žinokit, aš neįsivaizduoju, ką mes gydysim, nes nėra ką gydyti. Sako, jūsų tyrimai visiškai nuostabūs. Tai va, taip. Žinokit, aš važiuodamas čia daviau pažadą viešpačiui. Jeigu mane pakvies, paliudysiu apie vieną dalyką. Ir čia su Dievu meldžiausi, sakau, Dieve, jeigu tu mane pakviesi, aš liudysiu apie vieną dalyką. Ateinant pas Kristų, išgyvenant šventosios dvasios buvimą, jos krikštą, aš dar rūkiau ilgą laiką, 3 mėnesius. Mano viduje nebuvo sutikimo su rūkimu. Kiekvieną kartą einant rūkyti, aš jausdavau, kad mano vidus nuliūsta. Tai buvo vienam iš tokių reabilitacijos centrų, tokio uždaro tipo bendruomenė, ir visa bendruomenė rūkė. Atėjo laikas, kada aš pas save turėjau paskutinį pakelį cigarečių prieš visą bendruomenę. Ir įsivaizduokit, 30 vyrų, 80% iš kurių galbūt sėdėję, visi gatviniai, visi alkani, visiems reikia nikotino, visi nori rūkyti. Ir ateina rytas, kada aš pirmas atsikeliu, einu į maldą, pasimeldžiau su ašarom, sakau, Dieve, aš noriu mest rūkyti, nes aš negaliu priimti tai, kad aš rūkau. Ir ateinu į rūkyklą, atsikėliau kavos ir surūkiau dar 2 cigaretės. Ir man toks piktis paėmė, aš galvoju, nesąmonė kažkokia, kaip taip gali būti. Ir aš einu atgal į namelį ir tuo momentu aš girdžiu balsą, eik į maldą. Ir aš taip galvoju, kokia malda, aš ką tik meldžiausi. Ir galvoju, kas man pasakė. Ir aš ateinu į maldą, atidariau savo maldos kambarį, aš atsiklaupiau ant kelių su ašarom, aš sakau, Jėzau, rūkimas tai ne ta dvasia, kuri man reikalinga. Aš nenoriu nieko bendro su ta dvasia turėti. Ir aš atsiklaupiau ir aš meldžiuosi ir aš įsivaizduoju, aš galvoju, kad aš stoviu prieš Jėzų, aš galvoju, kad aš stoviu prieš Dievą, bet aš iš šono pamačiau save, nežinau kokiu būdu, ar aš čia paimtas, nepaimtas, išimtas buvau, nežinau. Bet aš pamačiau save iš šono, stovintį ant kelių prieš didžiulį stabą, kuris yra cigaretė. Aš maldauju Dievą išlaisvinti mane, bet pasirodo, aš stoviu ne prieš Dievą, prieš stabą, bijodamas šitą stabą. Ir aš iš širdį išgirdau tokius žodžius. Dabar paimk šitas cigaretės, nueik ir sudegink, išsižadėk jų. Tiesiog išsižadėk. Ir aš pradėjau viduje labai juoktis. Juoktis dėl to, kad aš įsivaizdavau tos 30 prabudusių vyrų, kurie žino, kad pas mane paskutinis pakelis cigarečių. Ir aš įsivaizduoju jų klausimą. Daug parūkyti, aš pasakysiu nėra. O jie pasakys, kur jie? Ir aš pasakysiu, aš sudeginau Jėzaus vardu. Tai realiai, šitas maldos kambarys buvo 3 aukšte ir lipdamas iš 3 aukšto pas mane buvo kelias arba eiti į rūkyklą, paklūsti šitai dvasiai, paklūsti eilinį kartą vergystei arba pasukti link pečiaus. Ir aš stoju taip ant laiptų ir pradedu juoktis nuo to, ką aš jaučiu, kad pas mane atsirado 2 šeimininkai. Vienas nori kviesti į vieną pusę, kitas nori kviesti į kitą pusę. Ir ką aš paklausysiu. Ir aš išėjau link pečiaus. Aš atidariau didžiulį pečių ir jisai tai simboliškai ūžė, taip, žiūrėjau, taip, tam, nežinau, to trauka kažkokia. Ir aš paėmiau pakelį cigarečių ir aš ištraukdamas vieną cigaretę, aš paėmiau tokį kvapnį, tokia skanį, kas rūko žino. Ir aš paėmiau tą cigaretę ir aš sakau, žinai, aš daugiau tavęs nebijau. Aš sakau, Jėzaus Kristaus vardu, sakau, deg, kaip aš degiau šitoje aistroje. Ir aš išmesdamas vieną cigarečią su išsižadėjimu Jėzaus vardu, aš pajutau mažą lašą laisvės. Kas iš jūsų buvote išlaisvinti, jūs žinote, ką reiškia šitą laisvę. Bet aš vieną dalyką supratau, kodėl aš apie tai noriu pasakyti.
Tame momente aš supratau, kad gyvenime kartais nereikia Dievo nieko maldauti, o reikia pasinaudoti to tikėjimo valdžią, kurią Jis tau davė. Ir stotis prieš tai, kad bando mūsų užvaldyti arba valdyti, su tikėjimu valdžia ir jėga. Broliai ir sesės, aš tikiu, kad Jėzus Kristus nori jūsų laisvės nuo šitos jėgos, demoniškos rūkimo jėgos, kuri kankina mus daugelis metų. Daugelis metų. Mes aukojame pinigus, mes aukojame savo kūną, mes aukojame savo mąstymą, mūsų nervų sistemą, mes aukojame savo kraują nuodams, mes viską aukojame tam, kad apsinuodyti ir parduoti save į vertyję šitos dvasios. Ir šiandien šitas liudijimas yra apie tai, kad jeigu tu šiandien įsitikintis, neprašyk pas Dievą, o paimk tai, kad tu jau turi, tikėjimo valdžią. Ir tikėjimu padaryk išsižadėjimą. Eik ir sudegink tai, kas tau nepriklauso. Visiškai nepriklauso. Atiduok tą nuodėmę Jėzui Kristui. Bet panaudok savo valdžią prieš šitą dvasią, prieš tai, kas tavyje taip giliai sėdi. Ir tu pajausi laisvę, kaip pajutau aš ją ir 19 metų. Net minties nebėra apie tai. Jėzaus vardu ir jam šlovė. Aleliuja. Ačiū. Liudijimą.